Sveiki mus girdintis ir žiūrintis. Verslo aktualijų laidoje šį kartą pasirinkome temą apyvarta be pelno. Kas tai verslo iliuzija, ar taip gali būti? Kalbėsiuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Komandos auga, apyvarta didėja, pelno nėra. Dažna tokia situacija, reaguoti čia verslams, ką pasirinkti, apyvartą ar pelną? Tai mūsų realybės dalis. Jinai turi tokias, vienareikšmiškai visi norėtų, kad augtų apyvarta ir pelnas. Ir tai būtų turbūt sveikas atsakymas, ko mes siekiame. Bet realybėje yra visaip. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad yra kompanijų, kurios turi didžiulės apyvartas ir nieko neuždirba. Ir tada kyla klausimas, kokia prasmė to. Tai jeigu mes turim kažkokį socialinį verslą, pavyzdžiui, ir kažkokį kitą, tai visai gali būti ir normalu. Bet jeigu mes kalbam apie standartinį verslą, vis tiek verslas tai yra kurti vertę klientui ir savininkui, kuris savo pinigus ir kapitalą įdėjo į verslą ir kad iš jo būtų grąža. Tai kitaip tariant, pelnas. Tai aš sakyčiau, kad tai yra turbūt esmė, apie ko mes siekiam ir kodėl taip yra, bet yra ir išimčių. Išimtis gali būti keletą išimčių, tai pirmiausia yra, pavyzdžiui, kokie startuoliai. Dažnai startuoliai yra perkami visiškai dėl augimo. Kad, pavyzdžiui, po 2-3 kartus per metus auga ir iš esmės yra daugiausiai žiūrima, koks augimas ir koks potencialas. Ir dažnai ten pelno ne tai, kad nėra, ten yra minusinis pelnas ir jis yra akivaizdus. Kodėl mes tokią situaciją turim? Ogi todėl, kad yra tikėjimas, kad kai mes užaugsime iki tam tikrų didelių apimčių, tada mūsų fokusas nueis į pelną ir kompensuos pelnas tą, ką mes tarsi suinvestavom į apyvartą. Tai aš sakyčiau, kad bet jeigu tai yra normalus verslas ir normaliai auga, tai jis visada turi būti pelningas. Ir jis turi tam tikrus indikatorius. Jeigu to nėra, pavyzdžiui, mes augame, visi dirba, tai mes susiduriam su labai daug rizikų. Pirmiausia, susiduriam su tuo, kad žmonės gali pavargti, dirbam daugiau su tais pačiais resursais, pelno nėra, nieko neinvestuojam, nieko nesamdom ir tiesiog nuvargstam ir sudegam. Ne? Kita dalis gali būti, kad augame, darome daug klaidų ir dėl to nėra pelno. Tai tų priežasčių gali būti labai įvairių, kodėl to pelno nėra, bet čia yra geras signalas apie tai pamastyti ir turbūt ne veltui mes dabar kalbam. Ar galėtumėm ir apibrėžti apyvartą be pelno, geras signalas pamastyti, kur mes einame? Kaip jūs trumpai apibrėžtumėt, kokia tai yra situacija apyvarta be pelno? Aš sakyčiau, kad tai yra iliuzija, kad galim ilgai taip gyventi. Gerai. O dabar kita situacija, be šitų žodžių, dirbame daug, bet neuždirbame? Kelias į niekur. Gerai. Tai dabar kelias į niekur, taip, verslo iliuzija, bet jeigu dar detalizuotumėm, labai dažnai ta iliuzija tarsi turėtų parametrus, kurie pasiteisintų. Pavyzdžiui, pardavimai auga, veiklos mūsų didėja, pinigų nelieka. Tai dabar, kada čia jau stabtelti, kada čia jau atkreipti dėmesį? Jūs sakot startuoliai, tai mes ir perkam startuolius tam, kad tiesiog jie auga ir to pelno dar nėra. Bet kokia tai būtų situacija, kada jau turim stabtelti? Jeigu mes turim augimą, gali būti ir neaugimas. Pavyzdžiui, didelė apyvarta gali būti labai stabili, bet nėra pelno. Tai iš esmės jau reikėtų stabtelti, nes tai yra indikatorius, kad tai negalės tęstis ilgą laiką. Jeigu žiūrėti iš tokio verslo vertės pusės, tai sakyčiau, kad verslas nesukuria vertės pakankamos netgi užsitikrinti tvarų buvimą ilgalaikį versle. Tai čia kyla tam tikra rizika, kad verslas jau pereina į rizikingą sektorių.
Tai yra gali sutrikti ir piniginiai srautai, gali perdegti žmonės, gali klientai kažkurie labai mažai atsisakė kažko, tai mus įstumti į minusą. O tai reiškia, kad jau gali būti antrų, trečių žingsnių bankrotas ar kažkas panašaus. Tai šitos situacijos turbūt niekam nelinkim ir nenorim, kad taip nutiktų. O kiek atvirkščiai galėtumėm dar truputį užsimerkti ir žiūrėti tos eilutės, kad nėra lygų apyvarta ir pelnas, o bėga tik apyvartos eilutė? Čia reikėtų labai proporcionaliai suvokti, koks yra verslo modelis. Ne? Jeigu tai, nežinau, internetinis verslas, tai pavyzdžiui, ar tu parduodi vieną dėžę ar dvi dėžės, iš principo tavo verslui gali jokio skirtumo nebūti. Jeigu savikainoje tos yra įskaičiuoti kaštai, kurie, pavyzdžiui, kažką nupirki, kažką supakuoja ir parduodė, ne? Tai jeigu į kaštus yra viskas įskaičiuota, tai tu gali auginti verslą, jeigu tai viskas elektroninė, nereikia papildomų kažkokių tavo rankų, indėlių ir taip toliau, bet vis tiek ta situacija kaip ir užaugina tavo klientų žinomumą ir visą kitą, bet tau vertės nesukuria. Pavyzdžiui, kiltų klausimas, nes vis tiek verslas, kuris mąsto į priekį, jis turi mąstyti apie tai, kad ir bus krizės, ir bus klientų pokyčiai ir taip toliau. Tai reiškia, kad reikia turėti vis tiek, pavyzdžiui, investicijom pinigų tam tikrų, reikės atnaujinti sistemas, nežinau, kažkas tai mokesčiai pasikeis, tai tų rizikų yra daugiau. Tai jeigu tu visiškai neturi pelno ir neturi kaupinių tam tikrų, tai tam tikro saugumo nesukuri. Ir tai reiškia, kad tu didini riziką savo verslą. Dabar jeigu galvotumėm, kai pelno nėra, tai kokios pagrindinės būtų priežastis? Kas čia netinkama, kad taip įvyksta? Čia buvo labai geras vienas iš magistratūros žaidimų, kurį mes žaidėm, tai buvo verslo modeliavimo žaidimas Capstone, kur labai džiaugiamės, kad Lietuvoje su komanda ir man teko su komanda 5. vietą tarp 2500 universitetų laimėti. Tai buvo didžiulis pasiekimas, bet iš to ten mes išsinešėm labai įdomią patirtį. Pavyzdžiui, kadangi ten yra simuliuojama prekyba, vystymas ir visas verslas su visais finansais, su kokybė ir taip toliau. Tai ten buvo akivaizdus vienas dalykas, kad jeigu tu turi produktą, kuris neuždirba, o pradirba, tai tave tiesiog po truputį tempia į apačią. Tai aš sakyčiau, pirmas turbūt yra tai, kad kainodara teisinga turi būti. Yra suvokiama ir aš suprantu, kad būna ten visokios akcijos, išpardavimai, bet jie turi kitus tikslus. Jeigu mes kalbam apie normalią prekybą, apie normalias paslaugas, tai kainodaroje turi būti bendro pelningumo marža kažkokia normali, kuri ne tik atpirktų produktą ir ten administracinės sąnaudos ar kažkokia, bet tai turėtų būti ir investicijų dalis, ir atsinaujinimo dalis ir taip toliau, ir taip toliau. Daug dalykų. Tai aš sakyčiau, pirmas yra iš tikrųjų labai svarbus momentas, tai yra tinkama kainodara. Tam, kad tinkama kainodara turėtų, turbūt čia yra ką veikti, dėl to, kad čia yra daug parametrų. Ar tavo kainodara atitinka konkurentus, rinką, kodėl klientas moka daugiau arba mažiau. Jeigu tavo tikslas yra didinti rinkos dalį, turbūt tai kainodara tada yra galima susimažinti. Bet jeigu yra normalu, tai normalūs pardavimai, normalūs klientai, tai turėtum tu uždirbti. Negali būti minusinis produktas laikomas ilgai, nes tai tempia tave į apačią. Tada yra blogi klientai. Visada yra tarp mūsų klientų tų, kurie, kaip čia sakyti, nenori nieko permokėti. Aš sakyčiau, čia yra visada tas klausimas diskusinis. Ir irgi statistika, ką rodo, tad labai dažnai mes apie Pareto dėsnį šnekam, kad 80-20, kad 20% klientų sukuria 80% apyvartą. Beje, kiek man yra tekę susidūrus ir pačiam analitiką daryti, bet dėja taip yra, iš tikrųjų tas ir nutinka. Ir jeigu tu turi tarp 80% klientų, kurie vegetuoja, o galbūt netgi tavo vertę perka žemiau tavo savikainos, tai turbūt nėra labai toleruotina. Aišku, čia yra darbas, ta prasme, tai arba tu turi kelti kainą, arba įrodyti klientui, kad ta vertė yra, kad kodėl tu turėtum daugiau mokėti ir taip toliau. Tai yra tikrai nepaprastas uždavinys,
Bet tai yra dar vienas iš tų, kur tos klientus persivertinti arba netinkami, o gal segmentas netinkamas, o gal tu netinkamai pozicionavai savo produktą ir dėl to tu negali didesnės kainos atiduoti, dėl to nesugebėjai vertės parodyti. Lygiai tas pats yra, ar klientai suvokia tą pilną vertę, nes yra, kai klientai kartais lygina du labai skirtingus produktus, kurie nepalygintini. Nežinau, kaip ten kažkokia pavyzdys, kaip ten BMW Mercedesas lyginamas taiga su Moskvičium ir sakoma, kad tai yra transporto priemonė, kuri veža. Ir šitą veža ir kodėl aš turėčiau dabar čia už BMW mokėti daugiau negu už Moskvičių. Tai aš sakyčiau, kad čia yra irgi rimtas darbas, kur galima dirbti ir kur tvarkytis, bet čia reikia suvokti vertės, ką iš kokių susidedamųjų, kodėl taip yra, ar tą supranta klientas ar ne. Tada augimas be struktūros arba chaosiniai pardavimai, kur nėra niekas kontroliuojama. Ir atsitiktiniai tu net nežinai, gali atsisakyti, negali. Vieną dieną perka, kitą dieną neperka. Nuo ko priklauso, kodėl. Tai aš sakyčiau, tas struktūrinis augimas, tai reiškia, kad tu turi būti suprasti, į kurį tu segmentą taikai, kodėl eini ten, kodėl tokios kainos, kodėl. Čia yra sisteminis dalykas, kurį tiek strategiškai arba per strateginės sesijas paprastai yra apsibrėžiama, kokia ta mūsų krepšelio klientų sudedamosios dalios, kiek mes kokių produktų turim, kokie klientai ir kodėl jie tokie, kodėl mes jiems dirbam ir, pavyzdžiui, kiti apsibrėžia, kam nedirbs arba su kuo nedirbs. Čia lygiai taip pat yra ir dar ta finansinė dalis, tai kas kada mokės, ar mes duodam atidėjimus, neduodam ir panašius dalykus. Ir nematomi kaštai. Tai yra, dažnai susiduriu, kad jeigu mes tik vertinam per tokią pelno nuostolio ataskaitą kaip produkto pardavimai ir taip toliau, bet nevertinam kažkokių administracinių vystymo, logistinių kaštų, arba mes savo produkto savikainą suprantam pakankamai siauru kaip tik gamybą ir pristatymą klientui, bet tame nėra administracinių kaštų ir taip toliau, tai iš tikrųjų galima labai daug pamesti. Tai iš tikrųjų tam tikrus dalykus ir savikainos dalis reikėtų perskaičiuoti labai detaliai kiekvienam produktui, kiek kas ko ten turėtų būti. Aišku, idealiu atveju turėtų būti net paskaičiuota, prie kokio produkto, koks ten padalinys dirba ir kodėl. Čia mes kalbam jau apie administravimo dalį, apie vystymo dalį ir aš sakyčiau net apie tokią, kaip čia pasakyti, investicinę išradimų dalį irgi, nes viską turėtų atpirkti pardavimai. Ne? Tai aš jau turiu nuo pardavimo atmetus visus fiksuotus kaštus ir nefiksuotus kaštus, atmetus investicijas, nuomas ir visus kitus dalykus turėtų likti pelnas, tai rodytų mūsų tokį sveiką struktūrą verslo, kuri užtikrina ilgalaikę kažkokią perspektyvą. Dar, Žanai, pabaigiant šitą dalį, labai svarbu man apie pardavimus. Labai dažnai mes skaičiuojam visus pardavimus, ar ne? Bet kiekvienas pardavimas nebūtinai yra geras pardavimas. Kaip čia juos stebėti, tuos gerus pardavimus? Geri pardavimai tai yra tie, kurie yra pasikartojantis ir pardavimai, kurie atneša naujus klientus. Lietuvoje mes dabar irgi turim tuos, dažnai yra tyrimų apie net promotion score vadinama, ne, kad kur klientai perkantis ar rekomenduotų mano produktą kitam klientui. Tai jeigu tavo klientai tavo produktą kitam klientui gali rekomenduoti, tikėtina, kad su to produktu yra viskas gerai. Ne? Tai aš sakyčiau, tas sveikas, ne? Tai reiškia, kad ir klientas supranta, ką perka, ir supranta vertę, ir tada jis gali ją net galbūt komunikuojant, ar reklamuojant, ar rekomenduojant, tau didinti pardavimą. Bet jeigu yra, gali būti visiškai priešinga dalis, kad pavyzdžiui, aš ateinu ir sakau, aš iš tavęs pirksiu, jeigu tu man duosi 30% nuolaidą, ir aš tau mokėsiu ten taip ir anaip, o jeigu aš dar mokėsiu į priekį, tai dar plus 10%, ne? Ir tu gali susižavėti tarsi, kad sako, aš nupirksiu milijoną kažkokių vienetų ir tu gali sakyti, dideli pardavimai, labai faina, mes turėsim daug darbo, bet tą akimirką, ar tu žinai, kiek kainuos tą milijonų vienetų aptarnauti, kiek tu turėsi sąnaudų ir taip toliau. Tai tu negali kartais taip greituoju būdu atsakyti ir mes pasimaunam ne tai, kad emociškai, galbūt, kaip čia sakyti,
tokio tikėjimo dalim, ne, padėjau, kaip faina, aš čia milijoną atnešiau, žinai. Ir yra pardavėjai, kur sako, aš to milijoną pardaviau, žinai, bet aš sakau, nu ir kas, ir aš uždirbau mažiau negu tu būtum pusę pardavęs. Ir tada būna toks pasimetimas tarsi, tai aš sakyčiau, kad čia aišku yra nuo verslo strategijos klausimo. Ar mūsų tikslas yra šiuo metu rinką užkovoti, gerinti, nežinau, produkto kokybę, duoti pačiupinėti, tarsi tos pigiau, tam tikras pirmas partijas duosim, kad klientas turėtų savo patirtį, galėtų palyginti ir taip toliau, o vėliau kelsim kainas ir taip toliau. Tai šita vieta irgi yra, kaip čia sakyti, sveika ar nesveika, tu turėtum sąmoningai būti pasidėliojęs, kokia tai yra strateginė vieta ir į ką tu eini. Jeigu tu to nepadarai, tai tada tu atsitiktiniu būdu šauni arba prašauni arba ne. Kai mes kalbam, kad mes dirbam ir neuždirbam, tai kai yra apyvarta be pelno, tai kaip atpažinti tą situaciją, kad ji jau yra? Pirmiausia yra turbūt skaičiai, kur kas mėnesį, kas savaitę, nežinau, gali žiūrėti per įmonės tokią prizmę pjūvį, gali žiūrėti turbūt per produktų krepšelį, gali per produktų kategoriją, gali per kiekvieną produktą SKU žiūrėti ir taip toliau. Tai čia tų būdų, kaip žiūrėti, turbūt yra labai svarbu teisingai struktūriškai suvokti tą savo krepšelį pardavimo. Kiti indikatoriai yra ne kiek fakto fiksavimas, bet pavyzdžiui, kaip aš sakau, kartais mes pasimaunam, kad skaičiai rodo, kad pardavėm, bet pinigai į sąskaitą neatėjo. Juokiuosi, kad kai kuriems žmonėms sakau, ar pelninga kompanija gali bankrutuoti? Ir visi sako, paradoksalu, reiškia, bet gali. Kad tu išrašei sąskaitą, tai tu įsirašei įrašą, nuo to dar susimokėjai valstybėje mokesčius ir visą kitą, bet klientas užmiršo tau sumokėti netyčia. Ir jeigu tokių daug, tai tu galiausiai net neturi tų mokėjimų iš ko daryti. Tai čia yra turbūt irgi tas nepamirštama dar vieta, kad sutartis ir pardavimai būtų sveikai suvokiant, kad tada, kada įkrito pinigai, o ne tada, kada mes išrašėm sąskaitą. Ir čia dažnai mes turim tokį visada paradoksą, reiškia, įmonėse, kad ateina pardavimo vadovai ir vadybininkai, sako, aš šiemet tiek ir daug pardaviau, ne, vadovas sako, ne, tu nepardavai, nes dar 30% klientų nesumokėjau. Ir tada būna toks, bet aš pardaviau, jau sąskaitą išrašiau, viską padariau, o pinigai jau čia. Tai daugelis įmonių netgi ir savo, reiškia, KPI-suose arba tose rodikliuose net įdeda tos kriterijus, kad pinigai turi būti sumokėti. Tai aš sakyčiau, čia irgi toks yra rodiklis, vien tik pardavimų sąskaitos išrašymas nebūtinai reiškia iki galo, nes jeigu po to tu tos pinigus turi, nežinau, išieškoti, ten turėti teisminės kažkokius procesus, turbūt mes kažką neteisingai darom, neįvertinom ir taip toliau. Ne? Tada, pavyzdžiui, daug pardavimų, bet komanda vargsta, nuvargsta, nes reikia daug priminimų padaryti, nežinau, skambučių, kad apmokėtų ten, netinka sąskaita, kreditinė. Tai kartais klientas mažiukas gali sukurti tiek tau daug darbo, kurio tu tarsi nevertini. Ne? Prie vieno kliento dirba 10 žmonių. Tai aš sakau, netgi būna tokių klientų, kurie sugeba tavo vadybos tą dėmesį tiek sugerti. Mes norim jam kaip ir padėti, nežinau, kažkokią paslaugą ar ten gamybinę liniją paleisti ir visi, reiškia, pardavėm tą liniją, bet po to klientas sugeba iš tavęs 10 žmonių nemokamai pasimti, prie kurios dirba. Tai tie žmonės tai kainuoja, klientui nekainuoja. Ir tada yra klausimas irgi, ar tos sąnaudos tikrai buvo pardavimuose įskaičiuotas. Tai čia irgi reikia tokios išminties suvokti, kaip tavo verslo modelis ir pats pardavimo ir palaikymas netgi tam tikrų funkcijų arba pačio pardavimo, kada prasideda ir kada baigėsi, tu turi būti susiskaičiavęs. Ir dar būna toksai dalykas, kad daug veiklos, bet neaišku, kaip tai įvyksta. Čia toks, aš sakyčiau, variantas, kai yra chaoso dalykas, kaip man irgi tenka kartais uždavinėti klausimus, o tai kaip jūs parduodate? Tai čia kažkaip skambint, kažkaip rašo ir sakau, palaukti, o iš skambučių kiek ateina per tą, o kiek išrašymų, o kiek susitikimų, ne? Tai mes CRM neturim, bet tai čia kažkiek surenkam, viskas čia gerai auga irgi. Aš sakyčiau, nėra blogai, kad auga vėlgi,
Bet jeigu tu nesupranti, kaip tai nutinka, tai reiškia, mes remiamės tik į tam tikras asmenybės, kurios kažkaip tą rezultatą atneša. Tai nėra labai tvaru ir nėra sisteminga. Tai aš sakyčiau, va, tokie indikatoriai, kurie parodo, kad pelningumas, pardavimai ir pinigai sąskaitoje, jie labai arti. Ir tu tą sistemiškai turi suprasti. Gerai, ir dabar toks aiškus klausimas ir jeigu galit truputį padetalizuokit. Tai dabar ta situacija, kai mes augame, pelno nėra, tai įmoniai kokios bus pasiekmes ir kokia bus kaina? Aš čia gal sakyčiau, reikia pasidaryti tam tikrus pjūvius. Pavyzdžiui, pirmas dalykas yra, dėl ko nėra pelno. Nes šitas klausimas gali būti viena, ką mes pradžioje šnekėjom apie tai, kad tiesiog aš per pigiai produktą pardavinėjau ir jis nepadengia savikainos savo, ne? Bet gali būti, pavyzdžiui, labai visai kitų dalykų. Sakykime, aš turiu parduotuvę, yra kažkokia apyvarta ir man nuoma kainuoja, arba aš per daug personalo turiu. Tai aš sakyčiau, čia yra visai kita kategorija. Mes čia nebe produktą kalbame, mes kalbame apie pačio valdymo sąnaudas, ne? Gali būti, kad pavyzdžiui, finansinė dalis, tai reiškia, nežinau, turtas, nusidėvėjimas, suvalgo visą pelną, ne, ir apkrauna ir gal net minusą generuoja ir taip toliau. Tai ilgaloj perspektyvai kaip ir susitvarkytų, bet dabar išgyventi irgi reikia. Tai čia kita dalis yra, nėra ko investuoti. Sueina viską padarom, liktai ant nulio, bet mano pinigai netgi nuvertėja. Jeigu yra ant nulio, tai reiškia, kad mes turim infliaciją, turim kažkokius nusidėvėjimą, turtas nusidėvė, visą kitą. Mano verslas nesugeneruoja savininko pridėtinės vertės. Ir net tam tikrą prasme pradirba kapitalą. Tai reiškia, kad sąlyginai finansiškai mes suvokiame, kad tavo turtas, kuris įdėtas į verslą, mažėja. Yra dar tasai žmogiškasis, ne, kuris gali būti, kad dirbam visi, bet pavargom ir staiga reikės pakeisti žmonės, reikės juos surasti. Tai reiškia, kad atsiras papildomos sąnaudos, kurios mane patems į apačią ir netgi tam tikrą laiką aš turėsiu diskomfortą arba netgi minusą. Tai nuo to pliuso nesugeneravimas iš anksto mane jau įstums į tam tikrą nepavydėtiną situaciją. Tai aš sakyčiau, kad augantis, bet neuždirbantis verslas yra pavojingesnis nei augantis ir uždirbantis. Ir jau mūsų antrai pokalbio dalį į pabaigą einant, tai kaip dabar iš tos situacijos mums išeiti? Ne, konstatavom, yra tam tikri rodikliai, nustatėm ir matom. Ir galų gale tikrai tokie indikatoriai. Neturim pinigų, negalim investuoti, ir ne, tai tikrai tai yra situacija, mes augam, bet pelno nėra. Kaip iš to išeiti? Tai pirmas dalykas turbūt tai reikia sustoti ir galvoti. Yra pasidaryti analitiką. Žiūrėti, ar mes suprantam, kaip čia viskas vyksta. Kur mes ką nesuvaldom. Ar tai yra defektai, ar tai yra bereikalingos sąnaudos, ar mes likučius prisipirkom ir tie pinigai užsišaldė. Tai pirmas vis tiek momentas yra sustok, galvok, analizuok, ieškok. Ne? Toks labai ramus, aiškus darbas, kurį reikia padaryti. Tam, kad tai padarytų, matyt, turi ir duomenų turėti, ir pasikalbėti, ir diskusijos turėtų būti ir taip toliau. Tada kita dalis turbūt vis tiek mes be to, ką viduje žiūrėsim, reikėtų pažiūrėti išorę. Ne? Ar tai yra dėl to, kad klientai nori pigesnės prekės, dėl to, kad konkurentai šiuo metu imasi veiksmų, kad mažesnę kainą pardavinėja negu rinkoje. Tai čia galbūt jie dabar užsiėmė strategiją, kad atiminės iš mūsų klientus. Šitą irgi reikėtų persižiūrėti. Kainodara irgi turbūt yra ne paskutiniai vietoje. Kodėl tokia, anokia vertė, ar reikia atsisakyti, didinti, mažinti, visą kitą. Reikėtų taip pat ir turbūt šitoje vietoje net ir prognozę pasižiūrėti, ne? Ar ten nafta brangsta, ar ten karas vyksta, ar grandinės nenutrūks tiekimo ir taip toliau. Ta turime mes irgi susižiūrėti. Ir galiausiai vis tiek visus tuos dalykus apėmė, tai ar tai, ką mes kuriam,
sukuriam kažkokią vertę, už kurią mes parduodam klientui ir jis yra patenkintas. Tai ar adekvačiai už tai mums sumoka? Ne? Ar mes sukuriam pridėtinę vertę verslui taip pat ir savininkui, aš sakyčiau. Tai čia tas ašinis dalykas. Tai ir kartais yra tokia paradoksalu, kad kartais nereikia daugiau parduoti, bet reikia geriau parduoti ir geriau vertę iškomunikuoti ir taip uždirbti. Tai nėra lygu apyvarta didesnis pelnas. Netgi yra atskiros savokas, ne, kad mes turim bendro pelno pelningumą, turim pinigų masės suvokimą, kad aš daugiau pinigų sugeneruosiu sumiškai, bet pavyzdžiui, pelningumas išliks mažesnis 1%, bet pinigų į UABą pelno prasme vienetais aš gausiu daugiau. Tai net kartais mes susidurėm ir aš esu susidūręs, kai savininkas nori netgi labai aiškus pelningumą, bet nenori pelno. Ta prasme, kad sako, man 10% ir mes sakom, bet tu turėk 9, tau daugiau pinigų bus uždirbta dėl to, kad tu daugiau parduosi vienas. Jis sako, ne, aš to nenoriu. Ir tai irgi yra savininko teisė nustatyti, kaip jis įsivaizduoja tos pardavimus ir taip toliau. Dabar provokuojantis vadovui klausimas. Mes daug dirbam, bet neuždirbam, daugiau neuždirbam. Tai koks galėtų būti vadovui klausimas? Klausimas galėtų būti, ar jūsų verslas uždirba, ar tik sukasi. Gerai. O dabar jau atsakymas į tą mūsų temą, apyvarta ir pelnas jo yra, ar jis nėra, ar ne? Tai jeigu yra tokia situacija, yra apyvarta, bet nėra pelno, tai kur veda? Tai bus verslo iliuzija ar kažkas kita? Tai bus ta akimirka, kai tu matai, verslas auga, bet pelno nėra, tai yra jau iliuzija. Tai reiškia, kad arba tu priėmei tokį sprendimą, kad kurti tą iliuziją, bet vėlgi, kaip ir minėjau pradžiai, ne, kad jeigu yra tikslas užimti rinką, parduoti startupą, tai yra kiti kriterijai. Bet jeigu tai yra normalu, tai, aš sakyčiau, nėra normalu turėti iliuziją, kad visi dirbam, bet nieko neuždirbam. Tai pabaigai vienas sakinys jūsų, apyvarta lygu pelnas, tiktų ar ne? Linkėčiau, kad taip nutiktų. Ačiū už pokalbį. Kalbėjausi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Dėkoju Žanai už pokalbį. Kalbėjomės apie situaciją įmonėse, kai įmonė auga, bet pelno nėra. Kai dirbame ir neuždirbame. Kas tai? Iliuzija? Galbūt praplėtėme jūsų supratimą ir likome vis vien prie išvados, kad apyvarta lygu pelnas. Dėkoju už pokalbį, dėkoju žiūrėjusiems, šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Žiūrėkite mus, sekite, duokite mums atgalinį ryšį, tinka jums, patinka, tikrai lauksim reakcijų. O šį kartą atsisveikinam, sudie.